gana balsavimo prašiau. Matot, mane asmeniškai ir mano draugus taip pat užgavo vieno iš CSR liaudės deputato kalba atgimimo bangoje rugsėjo 27-ąją. Iš jo kalbos sekė, kad mes neva agituojame jaunimo, patys tai slepiamės. Mes nerizikuojame. Ta tema vakar kalbėjau kaip tik tai sąjungėje. Aš jiems aiškinau, kad esu puikiai susipažinęs su tarybinė baudžiamąja teise. Sodinsi visų pirma, ne tos jaunuolis, kurie atsisakė nuo kariuomenės, bet sodins kaip įrodinę agitatorius. Tai visų pirma, mūsų, kurie agituojam lygius neįgė okupacinę kariuomenę. Ir kur logika mūsų gerbiamų deputatų? Kur logika? Kalbama apie tai, kad Lietuva okupuota, negarbinga tarnauti okupaciniai kariuomeniai, tačiau jie, gavę partijos mikrofoną, kreipėsi į tautą ir smerkė tuos, kurie ar patys netarnauja, ar agituoja tarnauti į kariuomenę. Kur logika? Ir koks skirtumas, ar tarnauti šiandien okupaciniai kariuomeniai, ar konclageriai? Jūs supraskite, kiek žūsta šiandien kariuomenė lietuvių, kiek sulošinama. Manau, kad vakariai kiek nežūsta. Tai kodėl tada agituojami žmonės? Kodėl žmonės smerkiami tie, kurie ragina jaunimą pasinaudoti savo teisę, tarptautinė teisė ir lietuvių teisė, netarnauti okupaciniai kariuomeniai. Kokią moralinę teisę turi mūsų deputatai agituoti nestoti tą kariuomenę? Niekaip aš jums negaliu suprasti. Vakar kalbėjau su jais, tad taip ir nesiaiškinom. Kas čia dabar galų gale yra? Jeigu jūs bijot, aš pavyzdžiui, nevartoju to žodžio, sakiau, jeigu jūs neišdrįstat, kokio organizacijų realukai būti gerai, įlėkit to, nuo kitų nekalbėkit. Nedalyvaukite aktyviai. Mane neaišku šiandien, ar čia sąjūdiečiai buvo nekviesti, ar jie patys nedalyvauja. Vakar, pavyzdžiui, man gerbiamas Saudargas aiškino, kad jie užstos tuos jaunuolius, prieš kuriuos okupacinė administracija taikys kokias tai sankcijas. Aš jam atsakiau, kad džiaugiamės, jeigu jūs bijot daugiau, bijot agituoti, jeigu tai jūsų vadinama tokia išmintinga diplomatija, tai reikalauja jūsų reikalas, mes neturim teisės. Ačiū, kad jūs remsite, kovosite už tuos jaunuolius, kurie pateks į kalėjimą. Galinti čia kalėjimų, manau, kad nereikalinga iš viso. Jeigu susirinks nemažai jaunuolių, esu giliai įsitikinęs, kad jie neišdrįs nei vieno iš jūsų sodinti. Gali padaryti blogiausią atveju, sugaus vienas po kitą jūsų ir išveš. Vadinasi, reikia po vieną nevaikščiot, namuose nevykt, be liudininkų, o šiaip jie, pavyzdžiui, į kaltinamųjų suolą, mano turi įsitikimų, jie šiandien negrįš. Jeigu jūs pasodins, tai bus jau politiniai kaliniai. O šiandien Gorbačiovas visam pasauliui sirūpina, kad Tarybų sąjungoje nėra politinių kalinių. Ir jie neišdrįs Lietuvos jaunimo. Neišdrįs, jiems labai nemalonus faktas, kalbos apie tai, kad Pabaltijos vien turime politinių kalinių. Liūdna, kad ne tik tai sąjūdiečiai taip elgiasi, bet ir, pavyzdžiui, tokios organizacijos kaip Moterų sąjunga, rinko 200 000 parašų, tai maitino mūsų jaunimą, maitino štai vizijam piršo, jūs tikėkitės, jūs tarnausite Lietuvoje. Na, jeigu ne šiemet, tai kitame, eikit jūs pavalgėt, tegu jūs daužomus, o tikimės jau jūsų nedaužys ar grąžins į Lietuvą. Tai yra melas. Susirinkę ten moteriniai, tai ką jūs daro, tai aš nežinau. Tam ten tokios jaunimo sąjungos reikalinga to moterų sąjunga, kuri klaidina jaunimą. Gali, kad pavyzdžiui, aš gelbiu tenai, tačiau
buvau politinių jėgų atstovų diskute Varėnoje, Varėnos kultūros namuose, keletas pastaigė kreipimąsi, viešpatie mano, tai vergų kreipimasis į tokius pačius vergus. Štai susirinkim, lietuviai visada buvo išmintingai pilni politinės nuovokos, apsūdymo išmandymus ateiti pasimelsim. Aš pripažįstu maldos svarbą, bet šitai prisiminkim išmintį maldos Deborą. Dirbkim melskis, tai daryk tavo, galim daryk ir melskis, o ne vien tik sueisim mes ir pasimelsim, okupantas įsiga. Jis nebijo okupantas. Ką reikėtų prisiminti Antaną Mackevičių, kuris tai turėtų būti simbolis jų, šis simbolis būtų jų vedlys į kovą už Lietuvą, o ne nuolankumas, vertiškas nuolankumas reikia jų nubaudus kągi moteros dalis. O moteros tada tiek pat kentės, jeigu jų parsiveš savo vaikus iš kariuomenės. Man užvakar deputatas dabartinės Lietuvos aukščiausios tarybos sesijos Sabūris, mes kartu su juo dirbom, pažįstami, aš jam štai ką kalbėjo, kad svarbiausia reikalingas protingas kompromisas. Aš jam išmetinėjau, kad jie negarbingai elgėsi šioj sesijoje. Tai garbingas, protingas kompromisas geresnis už bailą pergalę, jo žodžiais. Tai na, mes sudarykim su okupantu protingą kompromisą. Kokį? Okupantas bijo duoti jaunimui ginklą Lietuvos jaunimui į rankas. Apie 40 tūkstančių jaunuolių galvų ginklą. Ir jie prieštarnautų Lietuvos pavalgį, tai yra aukštis ginklotas. Okupantas bijo niekada neleis. Tai padarykim kompromisą. Nereikia jūsų ginklų, bet nereikalinga mums jūsų kariuomenė. Neimkite į kariuomenės ir bus kompromisas. Mes sėdėsim namuose, neginkluoti, negąsdinsim jūsų. Tai kompromisas. Už tokį kompromisą. Už protingą kompromisą. O jūs ir toliau kviečiu tvirtai laikytis. Jeigu pakvies ten, kur nors galim kandidatą, nei jokių būdų, nėra tokio reikalo eiti pas juos. Nes kartuoju, kad po vieną nuvaikščiot, nuturėti išveš, nušveš toli ir žinoti, neteis jūsų, nors aš jau procentų nekartuoju, bet ir neįpatantas, kad jie neišliks šiandien jūsų teisė. Bet jūs turi saugotis. Jeigu jie sudarytų bylą su nusvertų, būkit gerai, nesakinėkite į tam tikrus klausimus. Supraskit, nes tarybinė teisė jums leidžia nesakyti tam tikrus klausimus. Teisės įtariamasis, kaip iš pradžių būna, o